Ok, tai mes vėl garaže. Nežinau, kiek kartą šitą frazę kartoju ir nenusibostinai man. Užsukom į Šilas Metal, apsilankėme ir jis, kaip ir minėjo, jau pačiam savo Facebooko profilį, kuris yra čia. Tai kas dar neapsilankėt, apsilankykit. Tai kodėl? Nes Šilas Metal buvo truputį vis kitokias produkcijas savo išleidinėję ir anksčiausiai apie tai galima sužinoti būtent užsukus į Facebooko puslapį. Tai ką aš nesenai pastebėjau, kai tik pats, kad jis pradėjo gaminti silentus, tai yra jos tekinti. Tik va, man reikia tilto silentų ir priekinių šakių naujų, tos silent blokus. Tai why not? Parašiau Šilui, gavau tos silentus ir dabar šiandienos jau planas yra po to liuko. Yra va būtent jais ir užsiimt. Tai dabar darysim šlikščiausią dalyką, ką galima daryti ant mašinos, tai yra kraut tiltą žemyn. Tikėkime, visi varžtai atsisuks, nors labai senai aš ten lindau. Prieš viską darant, paimsime ir nuvalysime visus rėgius, pritaikysim darbo vietą, grinai visas šviesas, viską, kad būtų čia šviesu. Pradėsim kibti darbus, o tai yra grinai visas tilto ardymas. Tai kadangi tiltą nuiminėt labai tingiu viską, tai iš esmės aš dabar planuoju atsijungti tais amortizatorius, viską gražiai pasisvert, atjungti kardaną pilnai. Visi varžtukai sutepti. Ant savęs tikrai nepyks, jeigu visus varžtus susitepsi, nes po to mažiau skauda galva. Kadangi dabar visus silentus išėmiau, procedūra, kuri liko, tai yra gražiai sudėti kitus. Kodėl, pavyzdžiui, šitie nelaikėt, nes pirmas dalykas, ką dariau, pirmą sezoną, tai bandžiau sutaupyti. 2 metai šiaip realiai tiltui, tai manau visai neblogai kaip poli. Nu, čia turint omeny, kad čia mašina važiavo ne šiaip savo šonu dažnai ir tas sankabos spardymas ir visa kita labai žudo tą mašiną, bet esmė tame, kad kodėl geriau, tarkim, iš kokio Šilas Metal pasimni iš, net neminėsiu, iš kur čia, bet čia servisas tiesiog jos, nežinau, liejo, darė ką. 3 kartus man buvo iškitęs reduktorius, kai jie darė tos silentus, ką jau kalbėti apie tiltą, nes jie net nesugebėjo padaryti, tarkim, eilinio grybo galvutės, kuri laiko tą silentą vietoj. O toks paprastas ir palyginimas, kodėl, pavyzdžiui, šį kartą ėmiau ne iš tos pačios vietos, o iš kitos, kur žmonės bent jau supranta, ką daro prie mašinų. O tai yra visada gerai. Tai dabar tiesiog, kad lengviau būtų įsidėti, visus jos pertepsim. Visas tas ertmes iš esmės išvaliau, sugebėjau gražiai jas prašveist, kad nebūtų jokių rūdžių, nes pasirodos ten daug vandens buvo, kas yra keista. Tai galimai viskas būtent dėl to, kad buvo prieš tai nekokybiški silentai. Kaip kokybė atskirti nuo blogo silento, tai tarkim buvo anksčiau va toks įdėtas, tai servise nežinau, ką jie čia mąstė, tiesiog ištekino paprastai, atsiminė, kad čia turi būti įleidimas ir jie tiesiog padarė man, nežinau, su peiliu čia matau, nes kažkada jo, tikrai su peiliu, kur turi būti gražus išėjimas. Tai vat elementaru. Nu, aš bent jau pasimokiau. Nu, tai žodžiu, dabar iš esmės varžtai jau vietoj, tai galim bus dabar tiesiog kelti reduktorių, tą visą reikalą, pakelsim ir dar ko nepaminėjau, tai šitą tiltelį nuėmiau, kad daugiau pasisvertų tas kardanas, tai iš esmės šitą tiltelį atgal prisuku, 4 varžtai manęs laukia ir kiti koilai. Tai bus ledas. Tai va, paskutinis varžtas prisukau, tai žodžiu šiandien tiek, po to kitas dienas parodysiu, kokiu dar žaislų atsivežiau sandėliui. Prie to pačio, man atrodo, lysim jau priekinę važiuoklę, ten truputį pakeisim esminius reikalus ir tada jau galima bus perėti prie virinimų visokių. Manau, dar savo ir sukalbėsim, kad gal ne per šį savaitgalį sugebėsim padaryti išmetimą per vidurį. Šią dieną viskas. Tai esmė tokia, turim plasmasinę dėžę ir kiek man dėdės paaiškino, kiek aš supratau, akumuliatorius turi būti dėžėje ir kartu jis turi tvarkingai laikytis. Tai laikysis jis ta prasme, kad iš pirmo bus įdėta metalinė plokštė, tokia padarysim tokį grinai, kaip lovelį jam, kaip lova, ir bus prisukami 2 tokiais metaliniais užtraukiais, kurie laikys tą akumuliatorių, o pati esmė tai, kad mums reikia dabar padaryti viską tai. Tai turime tą akumuliatoriaus pagrindą, storas tas pagrindas, tai dabar pasidarysim pagal jį tokį lovelį, susilankstysime ir nuvešim, kad suvirintų ir toliau jau They really
Tai trumpai pasidarėm tokį laikiklį iš viršaus. Jie bus 2, taip gražiai užeina jie. Dabar gręšim skylės visas, kad po to galėtumėm šitas 2 plokštelės iš apačios 4 iš viso panaudoti, kad akumuliatorius tikrai nepabėgtų. Plius minus dėžutė tą pasigamino, reikėjo realiai tiesiog virinti ją, kadangi virinti neturiu su kuo, nesmė. Žodžiu, savo darbą atliks ir gerai. Iš tikrųjų, tai daug lengviau būtų nusipirkti laikiklį. Ta pati akumuliatorių truputį kitokį nusipirkti, bet vėlgi, jeigu jau atėjote į šitą video, tai reiškia, jums irgi įdomu, kaip tai galima pasidaryti pigiau ir įdomiau. Tai jo, čia bus labai tight fitas. Dar truputį padarysim, kad gražiau įlystų. Tai dabar jau kaip ir viską sudėjau, tai tiesiog va taip ir atrodys. Aišku, čia dar papildoma dar viena plokštelė bus dėl visako. Tai te liko tik tai salone prasigręžti skylės ir įleista dėžę, kad jinai niekur nepabėgtų. Pasidarė tie 2 laikikliai, viskas ok, iš apačios viskas yra, tai dabar te liko kitą dieną viską suvirinti nuveš pas voverį ir galima jau tada krauti mašiną. Šiandien tiek, nusibodo gražiai sėdėt, varau namo. Sutvarkiau pultelį šiandien, toks geras jausmas, kai centrinis veikia. Tai, nes tik pas voverį veikia centrinis driftkarė. Ir pilnai išsirakina viskas ok? Pultelis nagliau. Kadangi šiaip grąžtas buvo kreivas, biškai mušė, nelabai jos gražios gavosi, bet esmė, kad... Bet rimtai. Ne, šiaip toj pusėj normaliai, bet esmė ta žodžiu, kad čia įkris. Dar kai įsiverš, jisai įsispaus biškai, paviršius bus flat, o čia mėsos, tai per akis, žodžiu, bandžiau įveršti, tai tiesiog deformuoja metalo varžtas, niekur nenori lysti. Ir ačiū mano draugui vienam, štai kad sutiko, pavirinu. Bet šiaip jo, geras kontaktas, tikrai geras kontaktas. Malodės žmogelis. O pas mane baisiau atrodo. Čia šiaip realiai visi kampai susieina, tik jos reikia... Palauk, sriubo virsiam laužą, aš nežinau, tai ar ką. Tai va tiek man te reikėjo, tai dėkui Pauliui ir dabar vėlgi teks vėl konstruoti toliau ir jau galima bus, manau, prie kėbulo prisukinėti, tikriausiai nudažius, nes, noris nusidažyti. Tai vėl keliamės į garažą. Ok, tai vėl atvažiavome į garažą, tiksliau vėl garažą. Šiandieniniai planai labai paprasti, esmė tokia, kad reikia tiesiog, žinau, baisiai atrodo esmė, tai dabar visa esmė yra jį pripjaustyti ir pašlifuoti bei nudažyti. Bet niekam neįdomu jau pastatytą mašiną. Niekam neįdomu jau padarytas spoileris. Tai iš esmės randamės pas geriausiai Lietuvoje žinantį DJ ir drifterį, tai yra Vygantą. Ir pamatė, kad pas Sandėlį aфиgenas spoileris, paprašė, kad tokį patį jam padaryčiau, žinai. Gerai, gal ir perdedu. Bet esmė tokia, kad dabar truputį užsiimsim tais darbais. Tai iš esmės dabar darom, ką ir kiekvienas pinigų neturintis žmogus daro, kai nori pasikaminti spoilerį, tai pasidaro maketą vadinamą. Galiu papasakoti, ką šiandieną planuojam veikti. Tai yra planai labai paprasti, mes turime čia realiai vietą, kur įdėti akumuliatorių. Mes turime akumuliatoriaus dėžę, akumuliatorių ir mums reikia čia jį prisukti su visais laikikliais, kurios jau tada nudažė matinę spalvą juoda. Tai dabar visa esmė tai yra prasigręžti gražiai skylės, prisidėti viską, prisimatuoti ir pagaliau padėti akumuliatorių vietą. Vėl užsukome pas Šilas Metal. Kaip ir minėjau, Šilas, kaip jau minėjau, pradėjo daryti silentų, žodžiu. Kaip sakoma, iš patikimo žmogaus kažkaip daug ramiau pirkti. Paprašiau jo silentų. Kaip tik, nes maniškiai dabar yra išcentriniai, tai trumpai ir aiškiai turim skylutę čia įsimauna tas šakės kaip ir pirštukas. Išcentrinis ar ekscentrinis, dabar nepamenu kaip tiksliai vadinas, tai esmė, kad šitas vidurinis centras skylutė yra tiesiog paslinkta į šoną, ko pasakoje šakė truputį pasislenka tą kryptim, į kurią labiau padaryta skylutė. Su tokiu išcentriniu, ne per vidurį skylutė, o į šoną pasidaro daugiau, tarkim, kasterio, tai šiemet sugalvojau pasidaryti, kaip pats Šilas
Devas Metal savo išsukimą minėjo daryti, tai yra su centriniais originaliais silentais, kad nebūtų tiek daug kasterio, nes kasteris irgi galimai turi savo minusų, kuriuos testuosim šį sezoną, tai aš sugalvojau, kad noriu perėti truputį prie kito setapo. Paprašiau jo kaip tik tų silentų ir kaip tik, kad man nereikėtų išmaudinėti senų silentų, jis turėjo ausis, kuriuom negaila buvo pasidalinti, tai dėkui jam labai, kaip tik su tokio man žiauri laiko. Tai dabar prapjausim, išmušim esminį likusį originalų ir gražiai įspresuos kitas. Tai va turim, o dabar turime silentus presavusius gražiai. Tai dabar apvalysim juos ir galima bus dėti ant šakių. Dažnai žmonės klausia, kodėl kai mauni šakių silentus jie neužsimauna, tai yra daug veiksnių, kurie priverčia tokį įleidimą, pavyzdžiui, padaryti. Avarijos, skirtingos šakės, visokie keisti geometrijos pasikeitimai. Čia buvo daryta būtent mano mašinai, nebūtinai reikės jūsų mašinai tą patį daryti, bet dažnai būna taip, kad kai kepurėlę taip įdėti, ant šakės neužtenkamai užeina ir lieka tas tokia problema. Pasibaigėm abi pusės, akumuliatorių dar tik tai primatavau, tai jis jau praktiškai vietoj stovi, koilus susidėjom, silentus pasikeitėm, dabar net nežinau kas liko, bet metamės į kitą dieną.